Labas, gerai, kad užlėkė SV Moto. Šiandien apie tikrai naglą, šustrą, krūtą, kietą, nepakartojamą aparatą Ducati XJAVIL V4. Važiuojam. Ducati XJAVIL buvo pradėtas gaminti 16 metais. Jis turėjo V2 variklį, testas Stretos 1262 kubikų. X dėl to, kad pakojos buvo pastumtos į priekį, vairas truputį pariestas, sėdynės aukštis žemesnis negu įprasto Diavilo ir jis yra toks, labiau sučioperintas. Naujasis X gavo Multistrados V4 variklį, Gran Turismo, kurio vožtuvų valdymo sistema yra jau spiruoklinė, nebe Desmodromiko. Labai didelis variklio resursas iki pirmo serviso didžiojo, tai yra 60 000, tepalai keičiami kas 15. Taip pat turi atgal besisukantį veleną ir 2 cilindrai atsijunginėja tada, kada jie yra nereikalingi, tai kai stoju vietoje arba labai lėtai važiuoji. Priminsiu, kad variklis yra 1100 PM8 kubikų, 168 arklių ir prie 7500 turi 126 Newtonus. Sėdynės aukštis yra 20 mm žemesnis negu eilinio Diavilo, tai yra 770 mm. Keleivio sėdynė paplatėjo 30% ir pailgėjo 50%. Degalų bakas 20 litrų. Standartinė įranga tai posūkio ABS, sukibimo kontrolė, vienkės kontrolė, power launchas, quickshifteris antros kartos į viršų ir į apačią ir kruizo kontrolė. Galios reguliavimas tai yra, kai nustačius didžiausią galią bus 168 arkliai, o sumažinus iki žemiausios tai yra 115 arklių. 6,9 colių TFT spalvotas ekranas, toks kaip yra Panigale V4, ledinės lempos, beraktė užvedimo sistema, navigacija, taip pat bėgantis posūkiai. XJAVIL V4 turi tokią agresyvę išvaizdą, kuri yra būdinga XJAVIL serijai. Jis pasirodys pas dilerius gegužės tik tais mėnesį ir kainuos apie 30 000 eurų. Dažniausiai sutikit, kai taip sako, mes dabar pristatysim motociklą kažkur gegužės mėnesį, tai visą laiką būna birželį arba liepą, ten 2 mėnesius visą laiką suvėluoja. Čia nebent kažkokia bus išimtis, tai bus visai smagu tik tais, kad tik taip atsitiktų. O jeigu dabar patiko, paspausk laiką, užprenumeruok ir iki.